Rėjau, tik ne savo brangų į dienoraštį. Aš sunaikinsiu vaistų formulę, Pem. Vaistai pernelyg pavojingi. Rėjau, bet juk vaistai gali sunaikinti blogį. Julio augtų pasaulyje, kuriame viešėtų tik gėris. Blogis būtinas, Pem, būtinas. Mažasis Julio turi augti tokiame pasaulyje, kuriame didžiausias mokyklos mušeika vardu Kevinas galėtų jį išrengti nuogai ir pririšti prie vartų strypo. Tik tada, Pem, jis išmoks vertinti tas vertybės, kurios tokios brangios tau ir man. Sąžiningumą, pasitikėjimą ir meilę. Rėjau. Rėjau, tu toks protingas ir kilnus. Dabar prisimenu. Pagaliau prisiminiau, kaip aš tave mylėjau. Mylėjai, Pem? Negi tai tik praeitis? Rėjau. Kai žaidžiau su mažoju Julio ir žindžiau jį, kai keisdavau jo dvokiančius prikakotus vistikliukus, aš regėdavau tavo veidą. Pem, mes jau nebe brolis ir sesuo, mes vyras ir moteris. Dvi pirmapradės visatos jėgos, jos trokšta susijungti visais keliais, visais klubais, visais pečiais ir visa širdimi. Rėjau. Pem, aš tave myliu. Atleisk, Richardai, atleisk. Aš kaltas. Tu mergišius, tu knislis, tu triušis kuilys. Ir dar mano geriausias draugas. Kaip tu galėjai? Viskas, aš sugniuždytas. Kokia gėda, koks pažeminimas. Turiu apginti savo garbę. Nereikia, Richardai. Richardai, liaukis. Richardai, neversk manęs. Richardai, tu mane priversi. Richardai, perspėju. Tau blogai baigsis, Richardai. Brangusis. Mano žmona ir mano geriausias draugas. Kaip skaudu, Pem. Kiek žmogus gali iškęsti. Tai dar ne viskas. Prisimink, tu vis dar mano žmona. Mylėti ir turėti, ir kada tik aš panorėsiu. Richardai, reikalauju skyrybų. Kaip pragaras užšals. Čiau, svetimoteriautojai. Lik sveikas, Džordžai. Sudie, Džordžai. Sudie, Džordžai. Palauk, negali manęs išmesti, aš vis dar tave myliu, brangioji. Džordžai, negi nesupranti, tarp mūsų viskas baigta. Kai buvai vampyras, tada buvai tikrai patrauklus, buvai tikras vyras, buvai apgavikas, šėtonas, žudikas. Kalbėjai su tokiu klaikiu akcentu. Aš galiu ir dabar? Datite, gal pavarom, ką? Juk žinai, ko aš noriu. Ne, vaikeli, mūsų meilė pati gražiausia muzika, nu. Pažvelkim tiesiai į akis, Džordžai. Turėjai progą laimėti mano palankumą ir apsižioplinai. Nekenčiu tavo dvoko. Tai tu sakai, kad viskas baigta? Ate. Džordžai, užmiršai vieną dalykėlį. Kaip aš galėjau pamiršti? Kokia moteris. Prieš įeidamas pasibelsk, o paskui lik už durų. Ūkvedė, tai mano kabinetas. Atsisakiau pareigų tik todėl, kad sirgau sunkia charakterio permainų forma. Ir slabas kerais privertė mane. Dabar aš stiprus, didelis, gražus ir aš sugrįžau. Nejaugi. Na, manęs tu iš administratoriaus kabineto neišgrūsi. Aš administratorė, aš. Dorotė, būk protinga. Ne. Na, gerai. Ką tu darai? Ne. Ką tu darai? Tu neišdrįsi. Ne, tu negalėsi, tu neišdrįsi. Išdrįso. Vaje. Čia ūkvedė. O dabar ligonė taps mano melžiamąją pinigingą karvę. Plonosios žarnos, aorta, krūtinkaulis, žandikaulis, šaunuolis. Gult. Na gerai, Warrenai, prisimink, kad švariai išlaikytume egzaminą. Medicinos egzamino atsakymai. Šparkalkė. Norėjai nusirašinėti, sukčiau.
Jei nebūčiau žinojęs atsakymą, tik tai tada. Man gėda dėl tavęs, bet aš bijau, Efi, bijau. O jei aš neišlaikysiu. Paklausyk, Warrenai, tu tikrai išlaikysit. Nusipelniai, dirbai uoliai, mokysi, laukiai šios akimirkos. Tai tau padės. Ir dar mano meilė. O dabar kelkis ir parodė, koks bus daktaras Kronkšonkas. Išlaikysiu, Efi. Atleisk, Efi. Nepyk. Labas vakaras, mėlyjei sporto mėgėjai, sveiki atvykę į baigiamąjį Šventojo Kristoforo ligoninės medicinos egzaminą. Idealios sąlygos, gal tik vos jaučiamas dvelgsmas iš dizenterikų skyriaus. Teisėjai išeina į aikštę. Atrodo griežti. Kronkšonką turės gerai vertinti visi teisėjai, jeigu jis nori gauti leidimą medicinos praktikai. Taip, o štai mūsų stadiono puošmena. O štai ir Warrenas. Warrenai, šiandien turėsi nustatyti diagnozę gyvam pacientui ir paskirti jam gydymą. Sėkmės. Sėkmės. Atveskite pacientą. Kur jūs mane vedat? Nusiraminkit. Pradėkite apžiūrą. Na, jau prasidėjo. Taip, pirmasis Kronkšonko judesys buvo tiesiog puikus. Jis pasitikintis savimi, bet ne agresyvus. Labas rytas, aš daktaras Kronkšonkas. Ar jūs labai kenčiate? Tik kai žiūriu į tave. Dar nepaminėjau, kad įvertinimas priklauso nuo to, ar pacientas sąmojingesnis už daktarą ar ne. Ar galiu jūs apžiūrėti? O kam? Tokia užduotis jam per lengva. Warrenas privalo apžiūrėti pacientę atseit tikrose ligoninės sąlygose. Warrenai, ar jau nustatei diagnozę? Tai gali būti... Ne. Rentgenas. Prieš apsispręsdamas turiu peršviesti pacientę. O, viešpatie. Pertrauka. Pertrauka, time out. Labai svarbus momentas. Dabar Kronkšonkas turi pranešti pacientė jos diagnozę, papildomi taškai už jautrų gydytojo elgesį. Madam, jūs turite visuotinį vėžį. Jei per 5 minutės neoperuosiu, jūs mirsite. Bet aš tik užėjau pasislėpti nuo lietaus, o ta sena šlepetė mirsti be mane vidun. Nieko aš nesergu. Nejaugi, dabar jau sergi. O, matau, teisėjai jau skelbia rezultatus. Nusodino. O, viešpatė, o dieve, Rėjau, dikai, skubus atvejis, greičiau. O, dieve, tokio baisaus laringito dar nesumatęs. Tai ne laringitas, tai pūlinė angina. Laringitas, sakau tau, pūlinė angina, sakau tau. Pasitraukit. Kas taip? Jau geriau, ponė? Taip. Aš paleontologas, rinkau dinozauro kaulus ir kažkaip vienas šonkauliukas papuolė mano sumuštinį. Išgelbėjote man gyvybę, daktare, ačiū jums. Nuostabu, jis galėjo paduoti ligoninę į teismą. Warrenai, kaip tu nustatei diagnozę? Na, katinas rojus vakar paspringo žuvies ašaką, o jos snukutės atrodė lygiai taip pat. Teisėjai? Pristatau jums daktarą Kronkšonką.